Sveiki, šiandieną pradėsim meditaciją nuo kvėpavimo. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Ir pajauskim kuo didesnį atsipalaidavimą. Pajauskit, kaip atsipalaiduoja visas kūnas, visa materija aplink jūs. Viskas plokštėja. Ir aš skaistėju, aš tiesiog darausi kaip priplotas blynas. Ir susilieju su visa visata. Aš ištirpstu visose struktūrose. Nelieka pačio manęs. Yra tik tai tokia įvairia spalvė susimaišiusi masė. Nėra ribų tarp namų, medžių, miškų, upių, laukų, gėlių. Viskas yra viena. Pajauskit, kaip aš jaučiuosi toje masėje. Pamatykite tą masę iš šono. Dabar galite pasivaikščioti tiesiog kaip upelis, nutekėti į dešinę pusę ir apsukti tiesiog tokį vinguriuojantį ratą priekį aplink save. Matau, sukasi taip ratu, dabar panašiai kairėje pusėje. Už nugaros. Viskas sukasi lengvai. Kaip paukštelis. Neskylam aukštyn, tokiais sukamaisiais ratais. Aukštyn, 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 kaip balandžiai. Ir nutapiam ant medžio šakos, kuri atrodo kaip kabo, ore tas medis be lapų, tik su šakom. Tai ore, aš tupiu ant to medžio ir žiūriu aplinkui ir kamgi matau. Pajauskit, kad matot aplinkui baltą ir skaidrę tokią visatą, platformą. Ir aš esu toksai baltas, bet aplinkui mane taip melsvai balta, taip skaidriai balta. Ir pabūkime dabar toj baltoje erdvėje tyliai, įsiklausydami, susikoncentruodami į to paukštelio vidų. Pajausdami, ką jaučia tas paukštelis. Pajausdami, ką reiškia būti tuo paukšteliu, kuris yra erdvėje, kurios jisai kaip ir labai gerai nepažįsta. Jam yra tokia kaip ir nesaugi, nes jisai nepripratęs matyti tuštumos. Jam gali atsirodyti, kad tai yra labai nuobodu. Nes jis pripratęs gyventi judesyje ir triukšme. Jis atskrito visai iš kitos galaktikos, iš kitos Žemės, kaip kampelio, ar kitos planetos. Ir jisai dabar
stovi tokioj tuščioj erdvėj. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Atsipalaiduojam ir pažiūrim į savo vidų. Ir viduje, dabar savo fizinio kūno viduje, nukeliaukim į savo fizinį kūną ir pamatykim, kad mūsų kūnas yra kaip liemuo, medžio liemuo. Ir pažiūrėkim į to medžio liemens patį dugną, į tą vietą, nuo kur prasideda šaknų sistema. Ir pamatykim dabar, kaip iš to dugno, jau to gumbo šaknies pradeda skleistis į visas puses medžio šaknys, į visas puses. Ir taip stipriai paviršiui dabar apraizgo visą planetą, bet paviršium. Neina gilyn, bet paviršium. Net šaknys apgaubia taip, kad susitinka viena kita. Jauskitės ramiai, užtikrintai. Dabar pamatykit, kaip jūsų medis apsiverčia vėl aukštyn kojų ir tos visos šaknys ir visas ta medžio, ta planeta yra viršuje, abraizgyta visokiom šaknim, kaip cibulis apverstas dabar daugiau. O pačioj yra liemuo ir šakos. Tai yra žmogus. Pažiūrėkit, kaip šaknim, atrodo šaknis, kaip būtų kaip kraujagyslės, kuriomis teka kraujas, venos, limfinė sistema, kaulai, struktūra. Ir kaip svarbu pažinti savo šaknis. Nes nuo tų šaknų priklauso visas mano tolimesnis gyvenimas. Kuo šaknys yra storesnės, tvirtesnės, tuo man yra geriau, nes aš turiu už jų kaip laikytis. Tai yra stiprybė, tvirtybė, į kurias galiu aš įsikibti ir jeigu man kažkada bus sunku, aš iš jų galėsiu pasimokyti. Žemės kamuolys, kuris yra kaip žmogaus galva, irgi priklauso nuo dydžio. Gali būti labai maža, vidutinė, didelė, arba tokia erdvė, kad net neapima šaknis. Ir galit matyti, kaip šviečia, kaip lemputė, kaip sukasi. Labai gražiai.
Tiesiog kaip atsidarė, dabar tokia kaip lemputė šviečia. Galite jautis lengvumą, paprastumą. Galite jausti, kaip teka energija per nugarą, rankas, kojas. Nes viskas susijungia su visata, struktūrom. Nebijokit, jums niekas neatsitiks. Tik tai galite dar geriau įsidėmėti, per kurią kūno vietą eina kokia tai elektros srovė, kuri vieta labiau kūno fiziologiniam kūne vibruoja. Ta vieta gali skaudėti, maust. Nes tai kaip būtų, kai nepraeina kažkur ta elektros srovė ir jinai kažkur blokuoja ar kaupiasi. Reikia didesnės praeinamumo. Ir dabar, kai mes kalbam, tiesiog šviesa, energija eina per jūs ir tikrina, kaip viskas surėdyta. Nes jūs žinot, kad mes visi esam elektra, mes visi esam elektros laidininkai arba šviesos laidininkai. Mes visi padaryti iš elektros energijos, iš elektros. Ir mes visi esame elektriniai. Ir čia esmė tokia, kad aš kaip elektra, kaip rozetė, turiu atitikti kištukinį laidą. Aš turiu atitikti energijos vibracijos lygį tam, kad sutapčiau su šviesos energijos lygiu, su ta energija, su kuria aš noriu susijungti. Jeigu aš noriu susijungti su žema energija, aš turiu pažeminti energiją ir ieškoti tos energijos. Jeigu aš noriu su aukšta energija, aš turiu savo energiją pakelti ir atitikti tą energiją, kurią aš noriu atitikti. Galite jausti, kaip skanuojama galva, kai išnyksta visos mintys, kai mes tampam plokštuma. Ir sako, pereinam gyventi visai kitą lygį. Mes tiesiog rodo, kaip plokštė pereina į kitą plokštumą. Tiesiog kaip persistumia lytys, vandens lytys iš vienos į kitą. Taip yra todėl, kad negali gyventi ir būti, sako, vibracionai su nevibracionam.
tiesiog nevibruojantis neišlaikys vibruojančių, vibruojantis nevibruojančių, tiesiog yra atskirimas. Ir kuo toliau jums bus sunkiau išbūti toje erdvėje, kurioje vibruos žemos vibracijos. Nors rodo dabar, kaip mes kylam ir jie sako, kad mes atėjom tam, kad padėti tiems, kurie yra žemų vibracijų, pakelti jų vibracijas aukštyn. Bet tai, kad mes tą galėtumėm padaryti, mes turime 10 aukštų būti aukščiau. Ir dabar rodo, kaip mes tokiais, kaip lipam laiptais, kaip uola, į uolą tokią lipam, o apačioj toks kaip ir skardis, o mes lipam aukštyn. Ir stovim ant didelio skardžio. Ir ryškiai mes tokioj erdvėj, kurioj nesimato granicų, nesimato kraštų. Aplink tik tai tyla ir tuštuma. Bet mes toj tuštumoj turim rasti jėgų ir stiprybės padėti tiems, kurie yra apačioje, kurių energetinė vibracija yra labai žema. Mes pakylam ne tam, kad džiaugtis savo vibraciniu lauku ir erdve, bet tam, kad nusilenkti tiems, kurie yra apačioje žemiau mūsų. Mes turim jiems labai padėti, turim juos labai mylėti, juos apkabinti, dabar leidžiamės taip, kaip būtų, leistumėm serpantinus žemyn. Ir dabar matykit, kad jūs sutiksite žmonės, avis, karves, bet ką. Jūs turit prieiti ir apkabinti. Ir tiesiog susijungti su jų energetinė erdve. Ir pasakyti, kad aš labai myliu, gerbiu, kad jūs esat kaip viena visuma. Kad aš nesu kitokia nei jūs, kad mes neišsiskirtume vienas nuo kito. Tiesiog aš einu kiaurai, kaip permatomas toks laukas, energetinis laukas, ir tiesiog visus apimu ir dalinu savęs. Ir aš suprantu, kad aš kaip vienas. Bet tiesiog praeinu pro medį ir kiaurai einu, praeinu per bet ką kiaurai. Ir visas susirenku, visas tas dalis, nes aš esu viso ko dalis. Dabar einam į Rusiją. Ir čia mes tampam kaip paukščiai, man rodo, kaip ereliai, kaip paukščiai, išskleidžiam sparnus. Ir dabar skrendam virš Rusijos. Tam, kad vėl dabar sako, pajauskit vibraciją jos. Pajauskit savo pilvu, savo kūnu, savo tais sparnais, kokią vibraciją skleidžia. Kaip šalis. Ir jūs suprasit, ką jiems reikia grąžinti atgal. Nelaikykit to savyje, atiduokite jiems, nes jūs dar labiau daugiau gausit energijos, jeigu jūs ją dalinsit kitiems. Dabar sako,
pasisukim ties Japonija, pajauskit Japonijos sielą. Į uždarumą. Ir dar daug dalykų jie diktuoja, bet aš nesakinau, tiesiog pajauskim. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir vėl pasiūskim jiem impulsą savo šviesos. Ir kai yra impulsas šviesos, to šviesos impulse gali būti labai daug visko. To, ko reikia šitai šaliai. Nes kiekviena šalis turi savo programą, savo užduotį praeiti, funkciją atlikti tam tikram vaidmenį. Dabar už Japonijos rodo salas, kurios yra apačioje. Tai jūs žinot, kad čia labai yra dabar pavojinga. Čia labai yra pavojingas laikotarpis. Jūs galite matyti, kaip burlyt, kipityt vadam. Ir daug dirba civilizacijų, kad šitą vietą užlydyt, užbintuot, nuraminti, kad jinai nesukeltų didesnių kataklizmų, negu gali būti. Galit matyti, kaip tai vyksta. Dabar keliaukim į Indiją. Pajauskit Indiją savo kūne, savo kūne, kurioje vietoje yra Indija. Pajauskit, ką vibruoja, ką noriu šiai dovanot. Dabar Kinija. Ir vėl sako, pažiūrėkit, kurioje vietoje kūno jūsų dalyje yra Kinija. Ką jinai jums nori pasakyti, ką jūs norit jai perduoti. Labai gerai bendraujat. Dabar keliaujam į Aziją. Kurioje vietoje Azija? Leiskit kūnui sakyti ir daryti viską, ką jis nori. Jis labai gerai žino, ką nori perduoti. Dabar leidžiamės į Afriką. Kur yra jūsų kūne Afrika? Ką nori pasakyti?
Pietų Ameriką. Paieškokit savo kūne Pietų Amerikos. Ką jūs norite jai pasakyti ir perduoti. Ką jinai jums nori perduoti. Labai gerai. Dabar į Šiaurės Ameriką. Kurioje vietoje yra Šiaurės Amerika. Ką jums sako kūnas apie ją. Kokį simbolį matot. Ar gyvūną. Ką jūs norite jai perduoti. Labai. Dabar grįžtam į Aziją. Į tą vietą, kur buvo lopšys, civilizacijos lopšys. Kažkokie kilo šumerai. Ir mūsų visų pradžių pradžia. Ir pajauskite, vėl rodo, kur yra jūsų kūne, tai išsitieskit. Įkvėpkit. Iškvėpkit. Kvėpkit, iškvėpkit. Ir dabar leiskitės į tą vietą. Tai yra jūsų fiziniam kūne, pajauskit jam. Tai yra atrama ir stiprybė. Tai yra mūsų ašis, apie kurią sukasi visos struktūros. Galite matyti, kaip viskas sukasi. Ir čia pradžių pradžia. Ir matot, kaip sukasi, ir kaip sukasi, ir sukasi, ir sukasi tokie kaip rodyklės, kaip vėjo malūnai, bet ne vėl greičiau kaip karuselė, o sako karuselė. Žiūrėkit, kokiu greičiu įsuka visus įvykius, veiksmus, karus, viską, visus istorinius įvykius. O aš ramus ir stebiu viską iš šono, kaip vyksta šitas žaidimas, šitas sukūrys. Bet jis toks tikroviškas ir aš jame dalyvauju pilnam, sako Rasgarė.
Ir gali dabar matyti, kaip visa tas sūkurys susisuka mūsų viduje, krūtinėje. Čia kaip istorinė DNK, DNR, kuri yra aplink mus ir mumyse, ir mes jame. Viskas susipynė į vieną visumą. Dėl to mes taip ir matom visą pasaulį iš skirtingų pusių, skirtingais kampais, nes mes kiekvienas dalyvavom skirtingose, sako, karuose, skirtingose situacijose, bet vis tiek buvom tame pačiam lauke, tam pačiam, tos pačios DNK esam. Sako, kad jūs matot, kokio jūs esate didumo, многомерность, platumo, gerumo. Nes kiekvieną kartą, kai jūs praeinate этот путь, jūs tampate добрее. Įkvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Tai aukštasis pilotažas. Kas spėjus pagauti, pagavo, kas ne. Nes tai yra labai daug, labai didelė erdvė, kurią mes galėjome apimti šiandieną, šį susitikimą. Tai ne kiekvienam, nes jūs jau treniruoto širdį ir galite matyti dabar, kaip jūsų sielos dalis labai aukštai. Ir taip, tiesiog jūs apimate dabar savo ekranais, ekranas jūsų labai išplatėjo, išdidėjo visas puses. Ką reiškia ekranas? Tai ekranas tai yra riba, granica, ant kurio piešiasi vaizdai, ant kurios piešiasi įvykiai ir situacijos. Ir jūs galite matyti labai plačiai, matyti ne tik pačią situaciją, bet ją pamatyti iš aukščiau, iš kito kampo, iš kaip многомерности. Pamatyti tiesiog tą situaciją kaip apskritime rutuliai, kur galite jį kaip atsukioti ir matyti, kaip viskas, jeigu aš pažiūrėčiau iš vieno kampo į tą situaciją, kaip jie atrodytų, iš kito, iš trečio, iš penkto, ir dabar rodo, kaip amfiteatre sėdėtumėte ir eitumėte ir keistumėte vietas, o spektaklis vyktų ir jūs kiekvieną kartą pakeisdamas vietą, jūs matytum kitą situaciją, kitą vaizdą, kitą supratimą, garsą, spalvą, įsijautimą. Taip, dabar mūsų ekranai praplatėjo ir jūs galite matyti, dabar apačioje vyksta kova, o jūs esate viršuje, kaip amfiteatre, ir stebite kovas. Tai yra žmonija, kuri dėl ko nors ten kovoja ir nepasidalina. O aš galiu sėdėti iš aukštai, kaip iš amfiteatro, ir stebėti. Kuo arčiau aš einu į centrą, į vidurį, tuo aš matau daugiau detalių, daugiau kovų, ir aš galiu ne tik šokti į sceną ir būti jos veikėjas, įsitraukti į tas visas kovas.
kuo aš labiau atitolstu, tuo man tie įvykiai nesvarbesni arba aš juos galiu stebėti ir analizuoti, neįsitraukęs į tą kovą, priklausomai nuo to, kokiam aukšte esu. Ir dėl to mes labai norėtumėm, kad jūs galėtumėte įvykius analizuoti iš įvairiaus kampo. Mes nesakom, kad tik tai iš taip toli, kaip sakom, mes stebim jūs, bet ir jūs patys galite savo sąmonės lygį pakelti į tokį lygį ir matyti visus įvykius apačioj iš paukščio skrydžio. Dabar net parodo, kad mes esam kaip tam amfiteatro centre, pakelti aukštai ir matom tą sceną netgi iš paukščio skrydžio ir skrendam aplink ir stebim ir matom. Ir jūs dabar galit matyti, kai tos sienos atsitraukia visos, jos kaip ir dingsta. Mes matom tik tai žemės skritulį, apskritimą. Ir matom žemę mes iš toli. Ir galim dabar, sako, nusileisti į tokį gylį, į kokį mes norim, mes kaip gaublį galim jį vardyti ir keliauti. Noriu Afriką, Aziją, Europą, kokią noriu šalį galiu paimti, prisitraukti, nusileisti į kokį noriu tik tai kampą, į kokį noriu istorinį objektą, ar į kažkokį, kaip Google'as Maps'as sako, jūs gali dabar tiesiog nukeliauti. Man tai sako į Kretą, dabar man rodo Kreta. Sako, tai yra dievų sala, rodo, kurioje vietoje jinai yra. Kad jeigu negali fiziškai nukeliauti, tu gali dvasiniam, kaip sielos akimis pamatyti, kaip ten viskas gražu yra. Bet sako, nesvarbu, kur jūs sielą nori matyti, tą mato, gali Lenkijos kalnus matyti, bet ką gali matyti, bet kokią pilį man čia rodo. Bet ką. Jūs klausit, kam to reikia? Jie juokėsi. Jie sako, treniruoti, čia tik treniruoti. Mankšta jūsų sielai. Ir daugiau niekas. Nes jums, sako, kelionės patinka, skrydžiai patinka, taip pat ir skraidom iš vieno kampo pasaulio į kitą. Bet jeigu rimtai, tai многомерность, matuojama, skaičiuojama, многомерность, sielos didumas pagal tai. Ir kuo aš galiu plačiau mąstyti arba plačiau apimti mano energetiniais laukais, tuo nuplečiasi mano galimybės, mano sielos dvasinė struktūra. Ir matot, galit jausti ir matyti, kaip išsiplečia viskas. Ir man priimti situacijas ir spręsti problemas darysis lengviau. Mylėti, priimti bet kokį žmogų, bet ką viskas vyks mano krūtinės lygmenyje. Arba sako, rodo taip, kad aš sėdėsiu prie stalo kaip dabar,
Prieš mane bus amfiteatras, toks didelis laukas, kaip stadionas, tiesiog milžiniškas. Ir aš galėsiu matyti tą spektaklį iš va tokio aukščio ir gylio, iš viršaus į apačią ir pažiūrėti, kas ten vyksta. Ar man reikia kištis ar ne, ar nervuotis ar ne, ar aš turiu ten eiti ar ne, tiesiog sako, kad nepažeminti vibracijų, kad nenusileisti ten labai giliai į žemę ir nesiknisti ten, kur problemų nėra. Kad mano sąmonės lygis visą laiką skrajotų, skraidytų ir būtų viršuje. Ir jūs jaučiat, kai reiškia būti dabar viršuje. Kai apie nieką nereikia galvoti, mąstyti. Kai mano širdis gali mylėti kiekvieną, apimti kiekvieną siūlelį, kiekvieną paukštelį, gėlytę, medelį, kiekvieną žmogeliuką, kiekvienas, viskas telpa manyje. Ir man nereikia tam daryti jokių pastangų, tiesiog būti toje vibracijoje ir viskas. Ir priimti viską, kaip yra. Nekeisti dekoracijų, nesistengti kažką tai ten padaryti, išrasti, atrasti. Tiesiog vibruoti, nes viską, ką reikės, tiesiog man atneš, ateis, padarys viską už mane. Mano misija tik tai mylėti ir gerbti kitus, palaikyti juos, klausti, džiaugtis, vibruoti, pačias aukščiausias vibracijas ir tiek. Jūs netikite, pamatysit, sako, tai bus tiesa, kurią patys praeisit, atrasit ir pamatysit, kad tai yra tiesa. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir galit matyti, kai dabar aukštai visos vibracijos leidžiasi į jūs, energijos eina į jūs, į jūsų kūną, kaip stulpas, jūs turite tokį dabar kaip nemoku pasakyti, labai stipri energija eina per patį centrą, viršugalvį, stuburą, kaip armatūra. Ir dabar ta pati žemė, kuri atrodė viršuje, dabar apsiverčia vėl į apačią. Ir dabar vėl matote liemenį, matot po kojom žemę. Matot šaknis. Matot, kad ta žemė tokia sumažėja. Ir viskas kyla aukštyn, aukštyn, aukštyn. Į mano energetinius laukus. Į rankas, kojas, galvą aš atsipalaiduoju. Atsipalaiduoja plaukai, galva, kakta. Aš grįžtu vėl į savo energetinį būvį. Atsipalaiduoju. Pamirštu viskas, kas buvo. Nusišypsau. Ir gyvenu, sako, toliau. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir jūsų energetika nepamiršto, kas buvo. Jinai labai lengvai viską pajuto, suprato, pasiėmė, kas jai reikia. Sako, protą apgavom.
Jis nesuprato, kur mes buvom. Ir sako, lyg tai viskas jums yra gerai. O sako, o gyventi bus kur kas geriau. Geriau. Įrašą galima skelbti. Tai dabar skaičiuoju nuo 5 iki 1 ir tada atsibundam. 5, 4, 3, 2 ir 1.